Čia džiaugsmas video su Hardgaming. Mes eisim į džiaugsmo šalį. Jo. Bėgam. O kodėl jūs taip sakot? Žinome, Luko. Mes jums... Dėl to, kad aš esu mantas. Gerai, man. Parodykit save. Mes pasižiūrime. Parodykite save, be kepurės. Mes abu. Ta debilas nesikreipkite į dėmesį. Nu, einame. Liuks. Varome. Ką, ponė, aš jums gal uždėsiu šito. Gerai, jūs eikite toli, mes priartinsime kamerą. Jūs pažiūrėkite, ar nėra ten jokių velnių, tada ir mes ateisim. Bet gali ir būti. Kur? O tai namo? Mano draugo karstas. Prašau. Jis čia miręs. Pabaisus pėdą, žiūrėk. Ko darom, bėgam iš čia geriau, nes nuteista pabais. Gerai. Negardink man, tai baig, kaip įsigandau, taip belenkai. Taip, matai. Žinok, tai nėra smagu, nes aš žinau, gali ištikti šitas smūgis. Atik, žiūrėk, kur nors bėgam, greičiau matau. Išėjome iš ledų šalies, dabar einame keliauti ir toliau ieškoti visokių pabaisų. Mes kauniečiai. Mes gyvename Žaliakalny. Jo, Žaliakalny, mes kauniečiai. Nu, einame. Tiksliau, tu pavasaros vėjas. Vėjas! Nesivėjas, jinai ledo šaly dabar. Jinai negali niekur išeiti. Ką? Prakinom ją? Ne, tai pistikų nušoviu, kai bėgau atbulinių. O, tai aš įdėjau. Nes tų pavaisų yra pasaulyje gal 1000. Tai ne. Matau, žiūrėk. Bum, 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 bum. Šausi su šitų pistuliu. Bum, bum, Jos bum. nugalimas tik su aukštumo serumu. Nušoviu. Mes jų neturim. Nušoviu, vis tiek. Ne. Nevaudė. Nu, nušoviu. Einam toliau. Ponė, čia kažkokia Baltijos jūra. Baltijos jūra, man nepakenks Baltijos jūra. Kokia kilmė? Aš prie tavęs ateinu. Labas. Kolas bonka, davai pasiemam. Gur. Matai mano, skąs persikti. Nežinau, ten pilna pabaisų, ten pabaisų rusys. Gali Tu irgi pavaisus, nes 3 pavaisus. pasislėpam geriau. Tai Hardgaming. Bum. Mašinoj. Vienas mašinoj. Žiūrėk, vienas mašinoj. Tenai, kur... Tikrai. Pasižiūrim, pribėgam prie jos, nėra ten nieko. Ką tu turi? Wow, tamsia. Vietoje, ne? Dabar pasiemam autiką. Nupizimsim porą. Tiksliau nukilinsim. Ne taip pasakiau, headshotas. Visiems
body šotas. Man šoto palauk. Žodžiu, dabar aš tai operatorius turi ginti. Keliaujame, молодец. Žinai, vienas blokuoja odontologijos sferos. Kodėl? Čia nelengvas pasaulis, žiūri. Kaunas, Žaliakalnis. Kaunas Žaliakalnis atsirado pabaisu. Tai neįtikėtina, tankai važiuoja dabar. Sukviesiam visus tankus, kad mums padėtų. Mes operatoriais geriausias firmas. Ateikite. Bet tos Amerikonų tankus ir visų kitų anglų, tai visų... Giedraičių gatvėje gyvename. Ne, Puvileišio. Aš Puvileišio, jisai Giedraičių gatvėje. Aš dar Saulės gatvėje gyvenu šiaip. Bet aš važiuoju Puvileišio miegoti. Visą savaitę. Dieve, kiek žučiu. Viso gero, čia buvo Hard Gaming. Dar ne viso gero. Palaukite, kai ką pasakys operatoriui. Matau, tai mūsų taikinys, kur reikia eiti. Einame dar biškį į taikinį mūsų, kur mes pamatėme. Jau suksim, ten pasimsim porą ginklelių, duosiu operatoriui. Vieną pistulką. O, snaiperį dar porą. Einam nusipirkti, va, žiūrėk, parduotuvė burger. Jo, Bet- Aušros gatvėje. Aha, palaukite minutę, mes nueisime nusipirkti. Nu, kaip mes buvome nusipirkti, kaip skaniai palatė mane, man tai. Žiauriai matas, ką nepamatė. Einam toliau ieškoti ginklų. Matas, mes beveik ne broliai. Jo, mes beveik ne broliai, bet mes esam kaip broliai. Nu, galim sakyti, mes ir esam broliai. Galim sakyti, mes esam broliai. Nu, mes esam pusbroliai, žinot. Nu, einam toliau. O, ant šulinio užlipau, pasakyk dabar labas. Labas. Ačiū. Viso gero. Kodėl mums taip panašus vardu, nes mes pusbroliai. Įsivyš? Vienas taikinys man. Šaunam jį. Tęsi koją. Nu, mes biškį su mano Mandu draugum pasikalbėjome, kaip čia galime dabar eiti į to ginklų parduotuvę. Palauk, žiūrėk, ten liktas reikia eiti. Bet čia arčiau vartai. Tai taip. O, čia ta papa. Aš kai čia buvęs, atsimenu kažkur netoli. Man panašiai šitai yra ta, kur netoli mano brolio. Čia ledo ta šalis. Mano draugo karstas. Tas pats viskas. Velnės bėga. O tai ledo šalis. Pabėgom nuo jo. Lygiai tą tvorą nelapėje. Tai mane buvo. Var ginklų parduotuvė. Buvo ginklų partija.
Čia ginklų parduotuvės mašina statoma? O Dieve, žiūrėk. Apie techninės mes visada pranešam. Policijai, 112. Jo. Ateikite, ponė. Ginklų parduotuvėj pardavėjams reikia paskambinti. Aišku, skambutys. Kitoje dalyje pamatysite, ką veikiame ginklų parduotuvėj. Dabar reklama. Taip.